Kiaušidžių cistos gali būti pavojingos ar ne piktybinės ir gali būti nepavojingos gerybinės. Tai jeigu mes kalbam apie gerybinės cistas, jos irgi gali būti pavojingos ir nepavojingos. Dažniausiai gerybinė cista išnyksta per 3 mėnesius ir nieko daryti nereikia papildomai. Tačiau dėl ko jinai gali būti pavojinga? Jinai gali būti pavojinga, nes jinai gali užsisukti. Jeigu cista užsisuka aplink savo ašį ir užspaudžiami nervai ir atsiranda stiprus pilvo skausmai. Ir kitas dalykas, dėl ko jinai gali būti pavojinga, jeigu jinai plyšta, ir tarkim, jeigu tai yra hemoraginis geltonkunis, paprastai tariant, cista pripildyta kraujo, ar ne, ir tokia cista yra gerybinė, ir jeigu jinai plyšta, pradedama kraujuoti į pilvo ertmę. Žiūrint, kokia eiga būna toliau, ar ne, bet galimas ir stiprus prikraujavimas pilvo ertmę, netgi hemoraginis šokas. Bet dažniausiai jos būna nepavojingas, išnyksta savaime ir nieko daryti papildomai nereikia. Jeigu kalbėtume apie piktybinės cistas, žinoma, jos yra pavojingos ir greitai progresuoja ir reikia greitai imtis veiksmų. Jeigu tai yra maža cista, jinai išvis dažniausiai yra nejuntama. Jeigu, kaip minėjau, jinai yra apsisukusi, pasisukusi, jinai gali sukelti pilvo skausmus. Jeigu tai yra labai didelė cista, tai gali sukelti spaudimo reiškinius, skausmą, tarkim, jeigu spaudžia šlapimo pūslę, tai dažnesnį ir šlapinimąsi. Tai priklauso nuo dydžio, ar ne, ir ar jinai nėra pati komplikavusis. Gerybinės kiaušidžių cistos, jos yra negydomos, jos turi praeiti savaime, jeigu moteris yra reprodukcinio amžiaus, jeigu jinai yra po menopauzėje ir ta cista yra nepiktybinė, mes ultragarsu pasižiūrim ir neįtariam jokio piktybiškumo, galim palikti sekimui ir nieko su ja nedaryti. Jeigu cista yra piktybinė, tai mes turim greitai reaguoti, atlikti papildomus tyrimus. Yra vėžio žymenys, kurie gali mums padėti patikslinti diagnozę. Yra kiti tyrimai, tokie kompiuterinės tomografijos tyrimas, magnetinis rezonanso tyrimas, žiūrint, ar yra neišplitęs procesas. Ir jau tik tai po to išsiaiškinę, kokioje stadijoje mes esam, ar ne, ar tai yra tik kiaušidė, ar tai jau yra išplitęs procesas, sprendžiame, koks tolimesnis bus gydymas.